Sveiki publika, įsitraukiau iš angaro fenduką, varau furytės patraukti, parsivežė mėšlą, tai tikrai pati neįsivers, reikės miškelį truktelt. Vakar, kai ištraukinėjom fūrą, jau nebenufilmavau, bet viskas pavyko be didelių nesklandumų, o dabar judam iki angarą, bandysim traukti kombainą lauk. Akumai nėra patys geriausi, tai nežinau ar užsikurs, bet reikia tikėti įsikurs, ne tai nešimės aklumų pakrovėją ir tada tikrai užkursim. Dabar dar kaip žiūrit, puspriekabai gali trūkt, bet gal ir neklius. Ten jeigu pralės, tai bus viskas gerai. Milimetrovkėm, bet išvažiavau. Gerai, kad patirtis kaip ant Kyrovo 14 metų. Tikinsiu varius kombainą, iškart nusprendžiau pasikelt, pasižiūrėti kaip šita vieta. Tai turim problemų čia, kleba. Reiks ardytis, žiūrėtis, tekintis įvarę, kaišti, nes nieko nepirkom šitai vietai. Tikimės, kad išeis patiems susitvarkyti, nes nepigios dalis. Rotariaus, čia yra tokias sklendės, kurios susidaro arba atsidaro. Plinta iškrytę, čia sulankstyta. Dabar bandysiu nusimt. Tiksliau jau beveik nuėmiau, nes turi būti kaip ten. Dėl to biški kūlimo kokybė galėjo nukentėti, nes man būdavo, kad nelabai reaguoja, kai aš tas sklendės reguliuoju. Sakau, reikia pasitikrinti ir akurat žiūriu, kad kažkas negerai. Žiauriai nepatogu čia, nėra vietos. Bet kažkaip įlindau. Reiks bandyti paskui išlysti. Prie kombaino gaunasi, kad dirbam pribėgom, nes iš tikro atvažiuoja trašas, išvažiuoja rulonai, daug laiko tas suvalgo. Šiandien 10 fūra, realiai visą dieną džysybė. Na, bet svarbiausia, kad prieinam šiek tiek ir prie kombaino, tai visi prieki. O dabar lekiam dar, pakrausim į pusantreką akmenų, reikia nevažiavimo. Išpilti tenai, kur kraunam kukurūzus, nes jau fūra sunkiai važiuoja. Laukia biškį pašalę, tai langus reikia apsivalyti. Tai va, su vandeniu gražiai karštų nusivaram. Bandysim kur šitą žvėrį. Atsivežėm akmenų. Dar vieną priekabą atsivešim, išpilsim čia nevažiavimą, kad fūram būtų patogiau. Ir dabar pašalė yra, tai reikės su džeisybu atvažiuoti, įsilyginti ir akmenus ir tuo pačiu čia išlyginti. Važiuojam į lauką. Bandysim daryti pirmą prasukimą po remonto. Klaidų nemeta, reiškia davikliai visi pajungti. Dėsim šiaip reikia į laukų išvažiuoti. Man atrodo, kad biškai per arti to krašto važiuoti. Turėtų pralysti. Bandom. Kažkur kažkas liečia. Reikia įžiūrėti. Tenai matosi akmenų gaudikas kartą, reikia biškelį aukštyn palenkt. Greičiausiai kaip atpašimo biterį išiminėjom, biškelį palenkėm žemiau. Tai reikės aplenkt šiaip, kaip ir viskas gal neblogai. Reikės dar apsukų užmest. Čia kleba garsas sukelia. Elevatorius įsidėmpė, viskas tvarkoj. Reikia sužiūrėti tą skardą ir tada galimės duoti apsukų. Iškrovimas reikia irgi viskas tvarkoj, nes grandinę trumpinam ir degimą reguliavom. Reikia nuo pusėj skardą ištiesint va tą šoninę, nes pakelinėjom kombainą buvo skarda ir
atidaryta ir insirėmė į betoną, tai nematėm, tai biškelį pasilenkė. Man bus ledas. Jo, atitrauk. Pasiėmėm kėderį iš angaro, aišku, reikėjo įsivaryti pusę angaro technikos, nes buvo užstatyta. Dar dyšlius ant kojas užkryta, nes spiruoklė nepajungta buvo, biškelį pamiršau. Bet pavyko. Tai dabar prisikabinsim prie kombaino, pasikelsim lenktuvus ir bandysim įsivaryti dirbtuvės. Lazas irgi po remonto, perdažytas. Dabar galime į strichą varyti. Tentas neuždėtas. Tentas neuždėtas, bet vasarą važinėsim, tai tentą ir nebedėsim. Po prabandymo dar kombainą įsivariau į vidų, tai reikėjo išgaudyti paskutinės smulkmenas. Ir dabar irgi kombainas yra jau pilnai paruoštas sezonui. Iš tikro net ir tepalus ir filtrus pasikeitėm dabar, kad nereikėtų vasarą. Tai dabar kombainas yra realiai raktelį suki ir važiuoja į pjaut. Žinoma, gal dar reikės vasarą pasitvarkyti kažkiek estetiką. Yra kelios smulkmenos ir užsidėti vandenio bakelį ant laiptelių, kad būtų rankom apsiplauti. O toliau tai viskas, kas buvo pagal defektaciją, visa techninis stovis yra sutvarkytas. Galimės ramiai laukti sezono. Va čionai buvo tokia situacija, kad buvo šitas įsirėmęs ir vikšrą nuo pusės pakelinėjom, kad tuos rolikus sutvarkyti ir tiesiog sulankstam šitą skardą. Pirmas sezonas, kada taip anksti pasirašėm kombainą, na bet dabar turim kaip šiltą garažą, geras sąlygas dirbti, dėl to ir pasirašėm taip anksti. Ir vasarą iškart daug mažiau visokių problemų, būna ten kitokių darbų, tai rami galva pasirašė ir viskas. O taip iš remonto. Pagrindė čia viskas gan lengvai remontuojas, šiemet biškelį mažiau nufilmavau, vien dėl to, kad buvau dar išlėkęs savaitėlę slidinėt. Bet yra iš pernai video, tai jeigu kažkam dar labai įdomu, tai galite ir praeitų metų video pažiūrėti, kaip remontavom kombainą. Kėderį įsivarėm, reikėjo nuimti dyšlį, nes netilpa. Bet esmė, kad įsitraukiam dar dalgės. Bandysiu nuiminėti sraigę viršutinę. Ir šitą sraigę centrinę reikia išminėti. Čia pagrindinės problemas yra. Dar dalių neturiu. Netėjo visas dalis. Tai kai ateis dalis galimės ir pirštus ir pilikus keisti. Bet dabar pirmoji eilėje reikia tvarkytis šitos reikalus. Beje, dar kėderį nusiėmėm visas pačiūžas. Vien dėl to, kad paprasčiausiai nebedėsim čia plasmasės. Čia plasmasė būdavo. Tai tiesiog metalą reikės ant metalinių davyrint. O kur yra plasmasinės, tai tiesiog iš metalo padaryti. Ir turėtų sezoną visą atlaikyti. Nes dabar 3 kartus, man atrodo, sezonė keičiau. Nu, ne tai, kad keičiau, bet dariausi iš plasmasės, tai tas užtrunka daug laiko. O iš metalo padarius, man atrodo, sezoną atlaikytų tikrai. Prasverdžiau biškelį sraigę. Čia išsubyręs guolis. Ir ten dar radau subyrusi guolį. Tai rytoj reikės aną pusę nusimti ir visą tą sraigę nusikelt. Ir tada bandyti centrinę išlupti. Iš tikro centrinė jinai ganėtinai sunkiai yra. Bet manau, 3 turėtume išimti. Dar iš tikro trašas susikrovėm ganėtinai tvarkingai, kad visų rūšių galėtume pasiemti. O čia sulfatas tik tai netilpa, bet ten keli maišai netilpa. Realiai pavasarį, kurių reikės, tas galima pasiemti, nes tenai kalio chloridas, fosforas, tai irgi pasiims, čia irgi tos pasiims, tai labai viskas gražiai. Su klasiuku yra toks projektėlis, kad reikia pasidaryti rastafkės, nes reikia, kad tarpvežis būtų kaip rūkštuo. Tai kas reiškia, kad trūksta 30 comų tarpuvežio praplatinti. Tai ant kiekvieną ratą po 15 comų rastafkės. Žinoma, tokių pirk nėra, bet reikia gan gerai ir tvirtai padaryti, nes ne juokas būtų, jeigu ratas nukristų važiuojant ar ne tik važiuojant. Bet kokiu atveju prasta situacija būtų. Kadangi šiemet naudosim dalį birių trašų, tai reikia padaryti, kad tarpuvežis tiektų. Žinoma, pavasarį gal nebūtų labai didelė problema anksti pavasarį ten išmindyti minimaliai, nes jie atsistotų. Bet
važiuosim ir vėlesnėse stadijose, nes reikia paimti kokybę kviečių, tai dėl to ir darysim praplatinimus. Va tokias rastavkės buvom padarę Dzeusui, aišku, Dzeuso nebeturim, pardavėm, kai nupirkom purkštuvą, bet kai auginam kukurūzus, mum irgi reikėjo rastavkių, buvom pasidarę tokias, aišku, čia gal biškelį silpniau, reiktų klasui daryti rimčiau, bet esmė, kad principas tas pats, mačiau yra tokių starasienių vamšių, tu nupirk tokių vamšių po 15 comų, skylės sugręžt, padaryti sriegius, iš vienos iš kitos pusės susuk kietas špilkas ir čia dar užtekint gerai, kad ratas užsidėtų ir ten į kitą pusę gerai užsidėtų ir turėtų pagal mane laikyti. Tokie ir darbai dabar tam ūkyje. Pagrindė remontas, kelias fūros rulonų išvažiuoja, kelias mėšlo atvažiuoja, po biškelį laukiam pavasarį rimtesnių darbų. Būtinai komentaruose parašykit, kada jūs remontuojat kombainą, kokiais darbais žiemą užsiemat. Aš jums sakau, iki sekančio video. Iki.